klaust dėl vaisių ir tai kas ten buvo ir kada įdėta. Tai vaisiai buvo įdėti po fermentacijos prieš alaus pilstyną. Tiesiog Kolumbijos pasifloros perpjautos per pusę, su šaukštais kaptuoti visi viduriai ir sudėti į alų. Gaunasi litrų alaus, šiandien skaičiavau, man atrodo, apie trečdalis pasifloros. Maždaug kažkas tokio. O kodėl būtent pasiflorai? Kaip sugalvojai? Šita visa idėja buvo perkelta iš mano vieno iš privačių eksperimentų naminių, tai tiesiog mes pakankamai spontaniški šitoje vietoje ir mums patiko ir mes sugalvojom tą daryti. Jie labiau pasirodo pasifloros yra netoks didelis deficitas, kai jų labai reikia. Norėjau klausti, kaip su jų gavimu. Viskas yra, pasirodo net iš Kolumbijos galima, Kolumbijos pasiflorų susipirkti Lietuvoje. Gerai, tai apie antrą alų. Antras rūgštus alus šiek tiek agresyvesnis už pirmąją, visiškai raudonos spalvos. Tai yra vokiško stiliaus rūgšti giozė su trupučiu jūros druskos ir toksai modernus tvistas viršuje jos yra tos salietės. Lygiai taip pat kaip pasiflorai dėtos į antrinę fermentaciją. Tai kvapas šiek tiek gali būti apgaulingas, arba gal skonis apgaulingas, nežinau kaip čia tiksliai pasakyti, bet kvapas nuo skonio kvepia kaip saldainis, o kai pradedi gerti, tai jinai šiek tiek tokia... Pasirodo, alus tikėsi gal kažko labiau sirupinio, o gauni pakankamai dygę plastiką. Bet šiaip, kalbant apie mūsų kažkokią pardaviminę pusę šitų rūgščių alų, tai kol kas šitas yra vienas iš geriausiai parduodamų sakyčių. Bet jūs rūgščius veria dėl to, kad tiesiog sekasi su pardavimais, ar tiesiog patiems žiauriai įdomu ir dėl to? Čia labai sunku atsakyti tą klausimą, nes ką reiškia tas sekasi. Nu kartuojat, giose kartuojate, nu tai... Jo, bet tokiu atveju reikėtų suprasti tą mastą, kad jis yra, mes esame vienas iš mažiausių bravorų, turiu galvoje kaip production bravorų, kurie kegina ir buteliuoja alų, ne tai, kad tenai veikia kaip brubabas ar dar kažkas. Tai mes esame vienas iš mažiausių, gal net mažiausias bravoras Lietuvoje, kuris pakuoja alų ir išveža. Tai bet kokiu atveju mes per mėnesį supakuojam viso labo apie 4 tonas alaus. Tai tie pardavimai nėra giozės kažkokie žiauriai ryškus, bet iš tos rūgštesnės pusės, tai jo, jie yra viršų.